Galingas LT nori įteikti dar vieną jums dovaną. Tai ką, draugai, sveiki, pagaliau sulaukėt serijos, kur mūsų podpiščikas laimėjo savo chiptuningą. Ir šiandien važiuojam, atsuksim jam arklių, kad savo mieste galėtų parodyti, kaip važiuoja jo automobilis. O kas per automobilis, matysi čia va dabar čia. Mersas, ieškė, stringai, kaip kas vadina. Galvojau, aš būsiu stringavodu, bet dėja nebebuvau. Pardavėm, nahu šitą Mersą. Tai va, podpiščikas turi Mersą, 3.2, 105 kW tikriausiai, arba 130, jisai net pat nežino. Bet atsuksim bus 200. Svarbu, kad nesubirėtų. Nesakė, kad pakabinamas golis rodo apie save. Tai aš manau, atsuksim Newtonų truputį, tai tikrai kardaną pames reikės antralo. Nepasivysim naku ar kablę su savo Mersom naku. BMW! Tai ką, mes su kabriku, kurį matėt prieš tai kažkadaise, dar bus serija apie jį atskira, varom su prizo laimėtoju, varom pasiimti dovanėlės. Dovanėlės chip tuningo, kurią jisai laimėjo. O kur mes atvarysim, pamatysit viską patys. Tai ką, kur mes atvažiavom? Žurnaliukai, kur atvažiavom mes? Pas Raudonus vartus vėl. Raudoni vartai, žinoma. Tie žmonės, kurie užsiema rimtai automobilių batarkiam, šarina savo darbe ir padaro tikrai kokybiškai savo darbus. Aš manau, jie Vilniui rimčiausi. Varom pakalbėsim su žmonėm. Ką, varom žurnaliuką, pasiimsim dovanėlės, pasižiūrėk mes kur. Raudoni vartai. Sveiki, vyrai. Atvarim dovanėlę pasiimti. O, labas. Sveiki. Kaip jūs gyvenat? Neblogai. Ką čia turit tokio naujo? Iš per oranžinis baterijas tokios? Nu tai čia tokia naujovė dabar atsirado pas mus, kadangi kuo tolyn, to vis žmonės jau ieškosi geresnių baterijų, o dėja antrinė rinka automobilių sensta, dėl to jau žmonės jau kartais nori kažką tai geresnio, kad galima būtų ilgiau važinėti. Tai mes dabar turim čia tokį pasiūlymą mūsų klientams, čia tarp kitko, kaip tik renkam jau vienam iš pirmųjų 10 klientų tą naują bateriją. Anksčiau mes jos irgi kažkiek tai jau apie metus mes jos vystom, tik tai anksčiau mes atsargiai irgi žiūrėdavom į tos dalykus, norėjom išsiaiškinti, kiek jinai efektyvi yra. Po pusantrų metų eksploatavimo pamatėm, kad jos yra pakankamai kokybiškos, praktiškai tokios pat kaip ir originalios. Bet maža to, mes vis vieną nepasitikėjom tais dalykais ir dar pabandėm padaryti porą testų, išbandėm, patikrinom grafikus, talpas ir visą kitą. Ir matom, kad tos baterijos visiškai atitinka užrašytos ant jos parametrus, 6 Ah talpą. Gamintojas suteikia 2 metų garantiją arba 100 000 ridos, tai kodėlgi mums nepasinaudoti tokią progą, kadangi čia yra praktiškai konkurencinga kaina su naudotom, apynaujom, naudotom iki 20 metų gamybos automobilių baterijom. Tai va čia viena kaip iš tokių naujų mūsų pasiūlymų, su kuo mes pradedam eiti į rinką, Carbat Fix baterijos. Tarp kitko, tas baterijas paskutiniom žiniom pradėjo naudoti daug gamintojų, tame tarpe ir Bosch, žinoma, kompanija, kuri savo atsuktuvus, ten kažkokius tai elektrinius mazgus irgi naudoja šitos kompanijos baterijos. Tai va tiek apie tą bateriją. Supratau, tai dabar čia nuo ko baterija bus? Kokiai mašinai bus? Čia dabar mes ruošiam Auris automobilių. Auris automobilių, tai va, jeigu kažkam reikės, raudoni vartai, va čia va žurnaliuką pridės nuorodą ir telefoną, kur galėsit užsisakyti savo arba sutvarkyti savo
automobilio baterija. Jo. Daro viską. Jo, ir tarp kitko, dar pridėsiu, kad nebūtinai Auris. Čia gali būti bet kokia Toyota ir tuo pačiu Lexusai. Ir netgi keletą automobilių, kurie pagal defaultą naudoja tas celės. Tai Peugeot, man atrodo, nu dar keli modeliai, aš dabar visų neįvardinsiu. Supratau. Taip, kad va tiek. O kas liečia ten, tarkim, to pačio palyginimo su baterijom, kurios naudoja Toyota originalius, tai vat aš turiu netgi galiu parodyti, kadangi visai neseniai mes pabaigėm visus testavimus, tai vat jeigu šitą grafiką žiūrėt, kas supranta šituose dalykuose, čia yra įkrovimo, iškrovimo grafikai, tai vat geltona ta blankiai matoma kreivė, tai čia yra originalios baterijos kreivė, o čia yra va tos 3 ar 4 susilipusios, tai čia yra va tos naujos baterijos. Tai kaip matom, yra praktiškai labai panašios kreivės ir aišku, kad jos yra didesnės talpos negu tarkim, va tos naudotos geltonos linijos pažymėta celė. Tai va tiek, čia taip. Va, kaip atrodo šitas dalykas, kaip žurnaliukai galvoja, jeigu nuvarysim dabar, priduosim, gausim kažką ar ne? Gerai, o dar klausimas. Kokią garantiją suteikia šitam baterijom? Ką darot, jeigu vdrug kažkas atsitinka pas klientą? Šita baterija turi 2 metų garantiją. Ir jeigu kažkas atsitika per tą laikotarpį 2 metų, tiesiog klientas atvažiuoja ir mes tą pačią dieną keičiam į naują bateriją. 2 metai garantija. Malonu. Rimtas aptarnavimas. Jo, čia jokio remonto nieko nebus, iškart keisim į naują. Gerai, apie baterijas viskas aišku, o mes dabar einam į galingą ir žiūrėsim, kas ten bus stende. Atsuksim. Sveiki. Ja, aš perdodu tada estafetą galingas LT ir parodysit, kaip čia viskas vyksta. Jo, tai savininkas atėjo pildyti dokumentus, kaip matau, nes jau žmogus pasėdė, pasirašęs kažką, pasiruošęs. Labą dieną. Tikimės, kad saugus ir viską praeis, nes būtų nemalonu, jeigu pasi kažkas ne taip. Tada kabriką čiaposim. Įrašysim programą tokią, kad... Popcornas bus, ne? Su Ranger 2 km. Blogeriai, uždirbame. Kiekviena mašina turi savo ligų ir kiekviena mašina turi savo kažkokių ypatybių. Tai taip, kad vieno universalaus dalyko negali pasakyti, kad jisai galioja visom mašinom, nes pas vieną mašiną gali būti viena turbina, pas kitą 2 turbinos. Pas kitą gali būti liguoti purkštukai, ten ekologinės visokios sistemos, pas šitą tų ekologinių sistemų beveik nėra. Tai kiekviena mašina individuali, bet tarkim šitai mes žiūrėsim turbinos slėgį, nes čia bus turbūt pagrindinis dalykas. Jeigu turbinos slėgis bent jau praeina, mes šitą mašiną galėsim daryti ir su ją pradėti tos visus galios didinimo darbus. Dabar tu papasakok, kokią mašiną norėtum užčipot? Savo mašiną. Savo mašiną? No. Passatą. Tai neturi daugiau piltų. Tai neturi daugiau Passatų. Reiškia, nėra ką ir čipot. O kaipgi kabriką? Ne, kabriką nečipuosim. Stokas tegul būna stoklo. Nors nėra čia nieko blogo. Šitam čipavime nežinau. Ateityje vėliką kai paimsiu, atvažiuosiu užčipuoti, kad važiuotų. Bet tai ateityje, neaišku kas. Pasižiūrėjom klaidas, tai klaidos yra susijusios su lambda zondu, kas šiuo atveju neturi įtakos galiai. Taigi pravažiuosim truputį gatvėj, pasižiūrėsim, kaip ta mašina elgiasi. Garbaus amžiaus automobilis, gali būti visko. Legaliai prasivažiuosime, ne? Jo, visiškai legaliai, iki greičio limito čia. Jeigu speedometras teisingai rodo, tai mes nieko nepažeisim. Kokį patį stipriausią mašiną jūs buvo daręs, tokį patį geriausią rezultatą? Kiek aš atsimenu, bet čia jau buvo prieš kokius 3 metus, tai buvo GLS Mercedes AMG V8 biturbo, tai ten labai daug, aš dabar skaičiais neatsimenu, bet pagal kiek laiko trunka matavimas ant stendo, tai ten akimirka, jeigu šitas suksis, ten nežinau,
20 sekundžių, kol jisai pasieks tą, ką reikia. Galbūt tai GLS ten su tokia galiais tiesiog ten per akimirką nuo žemiausio apsukų iki redline įsibėgėti. Labai daug galios. Viskas, dabar spausim gazą. Kreipsim dėmesį ir į dūmų. Dūmų beveik nėra. Galbūt prasuksim ant stendo, pažiūrėsim programą ir galbūt čia jau yra maksimumas, ką jisai gali šiuo metu padaryti. Tiesiog kaip patvirtinsim, kad atlikta gerai programavimas. Pažiūrėsim, kas yra užduota programai, ką jisai faktiškai atlieka ir bus aišku. Bet jeigu jisai neprogramuotas, tai manau, kad turėtų jaustis visai neblogas rezultatas. Šiuo metu dūmų nėra, važiuoja gerai. Signalas neveikia. Šiaip dėl šito galima nečipot dabar. Nu, manau, kad kritinis gedimas. Tai šiaip išeina kiekviena mašina individualiai čipuojasi, ne? Jo. Pas kiekvieną mašiną savo galia išeina. Taip, ir nes kiekviena mašina, nuvažiavus savo rydą, jinai vis tiek skirtingą gyvenimą gyveno. Kažkas geriau prižiūrėjo, kažkas blogiau prižiūrėjo, kažkas kažką remontavo, kažkas kažko neremontavo. Ir ta mašina kiekviena skirtingai. Šiandien darėm, pavyzdžiui, Golfą GTI 7. Tai jisai suko mažiau ant 30 Newtonų negu prieš tai darytas GTI Golfas. Lygiai toks pats GTI Golfas, Amerikonas ir vos nerida ta pati, bet istorija skirtinga ir rezultatai, aišku, irgi skirtingi. O šiaip kokią mašiną patį lengviausia čipavimui? Vagai? Jo, bent jau man tai labai aš su jais greitai darau, beveik automatiškai viską galima nuskaityti visus duomenys, programa lengvai nusiskaito ir pats programavimas labai nekomplikuotas. Dabar nusiskaitysim programą ir varysimės ant stendo. Ką žurnaliuką prasivažiavot, man vietos iš galo nebuvo, nes 2 metrų ūgis, supranti, netilpsiu. Tavo nuomonė, važiuoja Mersas ar ne? Šiaip galimai gerai važiuoja. Palyginus su Batmanu arba su Slyva, tai gerai važiuoja. Ты не так сказал. Надо было сказать, не važiuoja kol kas. Ai, negerai važiuoja, išvis nevažiuoja. Tavo nuomonė, kaip važiuoja Mersas dabar ar ne? Tai aišku, kad nevažiuoja. Nevažiuoja, pasižiūrėsim, kada užšipos, kaip jisai važiuoja. Programą pasidarysiu kopiją, tai visiems žiūrovam galiu papasakot, kad tas mūsų darbas nevyksta taip kaip filme per greitį ir įsiūtę ar dar kažkur, tai kur vienas vairuoja, kitas ten kažką maigo. Normalus kasdienio automobilių programavimas yra, tu pasidarai diagnostiką, ką mes jau ką tik pasidarėm, ir tada pasidarai programos kopiją. Nusiskaitai ją į laptopą ir visą programavimą atlieki kompe. Nebūtina sėdėti mašinoje, nebūtina su ją vairuoti. Tu nusiskaitai tą kopiją, atsisėdai ofisiukę, pasidarai kavos ir sėdi dirbi su programa. Kai tą programą modifikavai, padarai, ką su ją atlikai tos darbus, pakeitimus, kas yra būtina, tada įrašai ją atgal į variklį, į variklio kompą ir žiūri, kiek tos galios padidėjo, kiek tenai yra kažkokių niuansų nėra, ar dar kažką reikia padarinėti. Tokio gyvų laikų programavimas jisai nevyksta tokių automobilių. Tai mes dabar darome kopiją ir tada su ją dirbsim, geriausia padarysim analizę ar originali ir tada darysim pakeitimus ir žiūrėsim, ką pavyksta išsukti. Mano nuomonė, patys matot, kaip žmonės daro. Iš pradžių padaro diagnostiką, ar galima tą automobilį čipuoti, ar jisai šiam momentu yra iš variklio pusės techniškai tvarkingas, o ne taip, kaip daro kaimiečiai. Atvažiuoja per šitą, kaip jinai programą, kes, kaip kažkaip taip vadinasi. Įrašo to belė kokį čipą, pastatė ten turbinas mirusios, forsunkės mirusios, viskas pila, pradeda dar daugiau kūro pilt, stumoklį pradegina ir sėdi davolinas už 200 eurų pasidaręs čipą. Geriau atvažiuot, susimokėti normalius pinigus, tai yra mano nuomonė. Susimokėti normalius pinigus ir turėti gerą, tvarkingą čipą. Tai čia jau jums rinktis, ką daryti. Ar papigiai ir po to sėdėti krapštyti nosį su pradegusiu stumu, ar geriau atvažiuoti, sumokėti pinigus
ir padaryti tvarkingai. Ir sužinoti iš vis, ar galima padaryti. Jo, sužinoti iš vis, ar galima padaryti, nes jeigu atvažiuosi pas tave turbakas overboost'e, forsunkės pila, tai ką ten tada daryti jau? Iš pradžių reikia mašiną susitvarkyti, o po to jau čipo. Pasirodo taip, kad mūsų laimėtojas jau turi čipotą Mersą. O tai reiškia, Galingas pasakė, kad užčipotas jau yra gerai, bet prasmės jį perčipot ir kažką perdarinėt nėra jokios prasmės. Tad laukiam kito laimingo, kas toj laimės tą prizą. Kas sveiki draugai, randuosi šitoj vietoj ir skubiai valandos bėgiai reikalingas žmogus su automobiliu, kuris norėtų nemokamai savo pasidaryti čipą ir galėtų su mumis tuo pačiu nusifilmuoti serijoje. Privalumas, kad tai būtų koks nors gražesnis galimai BMW arba Audi. Rašykit, išsirinksim kažką. Greitai reikia. Davidui mes suteiksim piniginį prizą, kad jisai savo laiką išnaudojo ir taip toliau. Paleidžiam jį, kad jisai negaišintų savo laiko su mumis. Mes sulaukiam kito nario, kuris norės užsičipuoti ir padarom ten rimtą kokį nors stažą. Tai va, atsirado žmogus, kas norėjo užsičipuoti, o pas mus tokia praktika. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Atsirado Lukašas, jis kaip visat pas mus mėgsta, kai yra haliava. Nu ir haliava gavo. Vėl bandom pasižiūrėti, ar nėra čipuota, ar tvarkingas variklis, ta prasme, turbina, purkštukai ir taip toliau. Ir jeigu viskas gerai, tada kažką reikia padaryti. Suksim, taip. Planas toks, planas B, BMW. Nu, babandom atspėt. Manau, žvakės. Žvakės. Лямбда зона. Gali būt. Tai давай поставить, по-любому бус. А не скачал dar nei kartą, reikia nutrint, nahoj, namuose. Ne, čia dzin, tai pakaitinimas. Nu tai ką, manau, žvakių pakaitinimas čiptuningui niekaip. Kol kas žalias spalva. Gerai, jau pralėksiu, pažiūrėsiu. Turėjot? Tik negazok, nes jėgainė tokia, žinai, kad net suvaldyt galėtum. Bus kontento. Ten stotelė, žinau, kur yra. Davai, blėt, bent į stotelę, kad nors kitą jau. Atsiprašau, o čia tik čiapojant kūro neužmes? Tik čipas. A? Tik čipas. Tokio tik čipas, ne? Ne, būras už savo pinigus. Irgi čipuota. Ne, nu važiuoja tai gerai. Vėl mane šitas avantūros įtraukė. Tai ką, kaip visat, BMW praėjo standartinės procedūras, patikrino, ar tvarkingas variklis, ar galima čipuot, nusirašo programą, išsiunčia, pasižiūri ir jeigu viskas gerai ir vėl automobilis nėra čipuotas, kad jo neperdarinėt po 100 kartų, judam čipuot. O jeigu čipuotas? Jeigu čipuotas, aš tada nežinau, na. Užsičipuosiu savo patį. Bembas, jis turi galios, nušluoti stulpą, reklamos stendą ir stotelę Bembas, plius alkoholį. Žmogus išrinks dabar vadinamą žabo ir išims kompiuterį, kad galėtų programuoti. Darysim atsarginę kopiją failo. Tai nusiskaitysim variklio kompo turinį, pasižiūrėsim, kas ten viduj ir tada galima pasaugiai Galingas LT konsultantas. Tu jau galingas LT konsultantas? Tai tipo konsultuosi, kaip į offroadą reikia važiuoti? Ne, nu dabar va, mokam žmogų, kaip variklio kompą išimti. Va, gerai, teisingai. Matai, kaip nori mokosi greitai. Tas žaganas kaip visat, liežuvio nemoka už dantų laikyti. Tai specialiai užšipos taip, kad... Davai tik ne taip, kad mano maluška užsimuštų su šitą, blėt, jėgainę po to. Tai logus mes nuėjome važiuodami. Nu. Reikia padaryti kopiją, nusiskaityti, kas yra šitam kompiui. Kas čia ką padarė. Tu turėtum žinoti, tu čia dirbi.
Aš? Taigi konsultantas. Tiesiog pasiklausiu, ar žinai, ką darai? Matai? Skalukas. Ranką praplauni ir tai va. BMW važiuoja ant stendo ir pasižiūrėsim, kągi ten papasakos ir ką parodys rodmenys. Dabar atliksim matavimą. Žodžiu, tai tau kaip dėl filmavimo. Įsibėgėsiu iki 4 bėgio, ten susisinchronizuosiu greitį, visą kitą, tai gali ten dar iš pradžių nefilmuot, kol aš čia tik įsibėgėsiu, kai jau palaikysiu tam tikrą greitį, reiškia, aš jau ruošiuosi matuoti. Nu ir tada 4 bėgių nuo 1500 apsukų iki redline. Prasuksim ir tada matysim galingumą. Ir tai bus mūsų atskaitos taškas. Tai va. Tai aš nesupratau, mes čia čipot atvažiavom ar į technikinę? Domingumą matau. Kontento. baro turbinos trūkumu, jinai išsuko 122 kW, 305 N. Tai čia gerai ar blogai? Čia padarytas tuningas, tai čia niutonų mažai. Kilovatų galbūt dar ir nieko, bet niutonų per mažai. Bet padarysit, kad niutonų normaliai būtų? Jo. Nu tai ir viso. Reiškia, blogai užčipuota. Palibom už 200 eurų kažkur čipavo prieš tai. Tai dabar rašom. Su tokiu čipu jinai išsuko 335 N, kas yra 35 N daugiau negu stokas. Ir viena iš priežasčių bus stiprus turbinos trūkumas. Čia, vat, tarkim, prie 2200 apsukų mums trūksta maždaug 0,6 baro slėgio. Ir čia yra, koks yra prašomas slėgis, čia yra faktinis slėgis. Tai jo visą laiką trūksta. Ir geriausias momentas yra turbūt kažkur tai prie 3600 apsukų, kur beveik niekada nevažiuoji, ir tada trūksta tik tai 0,2 baro, bet trūksta vis tiek. Turbinos slėgio nepasiekė niekada. Tai čia dabar problema kame? Čipė, blogas čipas, ar čia jau su automobiliu kažkas netaip yra? Manau, kad su automobiliu stipriai netaip, bet dabar palyginimui įsirašysim originalią programą ir žinosim, kaip jinai elgiasi su originalia programa, kiek jinai išsuka galingumą ir kaip pučia turbiną. Trūksta ir 3 kW. 105 čia. Jo. Ai, blei, daugiau. 8. Tai va, Tai Newtonus ne turbinągi padaro? Ar turbina? Viskas daro ir Newtonus, viskas daro ir kilovatą, bendras galingumas. Nėra, kad Newtonus daro prūkstukai, o kilovatas turbina. Tai va, tai žodžiu, galingumas toks, turbo su originalu ant stoko užtenka. Kadangi reikia tik tai 1,5 baro turbinos, tai jinai tiek pasiekia ir tiek sugeba išlaikyti. Kai iš jos paprašai daugiau, jinai to neišlaiko. Tai jau čia per silpna turbina bus. Būtų 320 ten jau turbina stipresnė biškį. Gal čia tiesiog maksimum, kai negalint. Taigi sakei meistrą. Kada? Nu ką tik sakei, tai... Tai kompą traukia. Tai aš elektronščikas tik. Bet ne mechanikas. Atsidarius programą, dabartinė ten aiškumo yra nedaug, bet daryta ganėtinai agresyviai, 550 N paprašyta, iš to automobilio užpildo labai daug kūro
tai mes pabandysim padaryti truputį santūresnį tuningą su daugiau proto ir manau, kad bus truputį geresnis rezultatas, net atsižvelgiant į turbinos slėgio trūkumą, manau, kad rezultatą galim turėti geresnį, dėl to, kad su originalia programa turbina sugeba užpūsti 1,5 baro, su tuo tuningu 1,4. Tai nėra geras tuningo... Šiknarankiai darė, karočią. Galimai, nežinau, ką pasakyti. Ką jis iš karto pradėjo, blogą. Kaip mokėjau, taip ir padariau. Tai tugi vadybininkas čia. Nu tai visi jį nuo kažko pradeda, čia šitas automobilis prieš 5 metus čipotas. Tai va, tai toj padarysim savo programą ir pasižiūrėsim, kiek galim nors kažkiek pagerinti šitą liūdną... O tai gal galima kaip nors padaryti, kad labiau gal dumintų ir dar kažkiek labiau trauktų? Tai padarysim normalų tuningą, pasižiūrėsim, ar turbina pradeda pūsti, kiek jos prašo. Ir dabar jeigu pridaryta kažkokių nesąmonių, tai gali būti, kad ta turbina tiesiog nepučia dėl kažkokių failę padarytų klaidų. Tai jeigu tų klaidų nėra, galbūt mes išsuksim daugiau negu su tuo tuningu ir galbūt netgi mažiau dūmų. Čia jaučiu, jeigu jam pitaką kokį dames į kišenę, tai 10 kW dar dames, 100%. Tai ką tik įrašėm savo tuningą, dabar matuosim rezultatus, pasižiūrėsim, kaip turbina susitvarko ir ką parodys stendas, kiek iš tikrųjų yra galios. Matuosim taip pat kaip ir praeitus matavimus, 4 bėgis, 1500 apsukų. Pasigausim apsuką. Lygiai taip pat jam vis dar trūksta turbinos slėgio, dabartinė turbina su dabartinė jos būklė jinai susitvarko tik su originalia programa ir jeigu nors kažkiek paprašai daugiau, iš karto trūksta. Tai dabar yra tas pats skirtumas, 0,2 baro trūksta, švelnesnė tokia protingesnė programa, išsukom mažiau kilovatų. Buvo 122, tai 118 ir newtonų yra ant 20 mažiau. Tai jeigu daryti protingai, tai bus šiek tiek mažesnis rezultatas ir mažiau dūmų. Arba galima palikti tą ir tada bus dūmų ir neaišku, kas bus sutvarkius turbiną, neaišku, kiek jinai pūs. Tai dabar sekantis žingsnis tai būtų susitvarkyti pačią turbiną. Su dabartinė turbina, jeigu neišsuka 97 tik kW vietoj 105 ir 273 newtonus vietoj 300, tai čia yra trūkumas ir tai yra mašinos problema. Tai kai jinai iš gamyklos išvažiavo su šitą turbiną, jinai tą turėjo galingumą, dabar neturi. Ir jau neskaitant to, kad yra padaryti ten išmetimo modifikacijos. Turėtų kaip tik būti daugiau. Tai dabar spręsim, ką daryti. Tai ką, Lukašo BMW pasirodo nėra pilnai tvarkingas, turi problemą su turbina. Prasukom ant Dino stendo pas Galingą LT šitą BMW su jo užšipuota įranga, kuri jau buvo ir kad pasižiūrėti, ar užšipuota blogai, ar su varikliu kažkas yra ir taip toliau. Įrašėm originalią programą. Su originalia programa gaunasi taip, kad jisai originaliai Lukašė kiek turi kilovatų? 105. 105, o pasirodo turi ant originalios programos 97. Toliau Galingas įrašė savo tvarkingą chip tuningą ir toliau žmogus papasakos, ką mes matom. Kas blogai, kas gerai. Matom, kad tokio amžiaus automobiliai jau yra ganėtinai problematiški ir čia mes matėme turbinos slėgio trūkumą ir tam, kad atmesti programos kaltę, mes įrašėm visiškai originalią programą ir rezultate vis tiek trūko 30 newtonų ir ten daros 8 kW, tai rodo, kad čia yra pasidėvėjęs variklis ir jam reikia remonto. Su Mercedesu situacija buvo kiek geresnė. Buvo tiek programa teisingai padaryta, tiek automobilio būklė tvarkinga ir jisai nebuvo ten ko tobulinti ir remontuoti.
O šitam reikia susitvarkyti pirmiausia turbinos slėgį ir tada galima bus džiaugtis tuo normaliu galingumu. Tai vat, matot, kaip gaunasi. Man patinka šitam visame reikale šiandien žmonės iš jūsų nenori šiaip sau nuplėšti pinigų, ant jūsų netvarkingo automobilio įrašyti programą, kad jisai ten pilnai kažkada ateity subirėtų ir taip toliau turbinos mirtų arba purkštukai, o patikrina, pasako kaip yra iš tikrųjų, kad jūsų automobilis yra lavonas ir piskit jūs nacho tvarkyti tą savo automobilį. Tai va tokia vat ir esmė yra šiandienos serijoje. Nežinau net ką ir pasakyti ties to, nes turėjo būti čiptuningas, atvažiavo 2 automobiliai čipuotis, o pasirodo vienas yra čipuotas, padarytas tvarkingai, antras automobilis yra užčipuotas, bet su bloga turbina. Tai dėl to yra problema, o kad tą problemą išspręst, laukite tęsinio, kas bus, kad tą problemą išspręst. Tai ką, draugai, esam prie naujo Galingas LT filialo. Tad prieš važiuojant automobilį čipuoti, būtinai užvažiuokit čia, pasitikrinkite jį servise. Čia žmonės tvarko automobilius nuo dugnę variklio diagnostiką, kur bus aišku, galima čipuoti, negalima, kad nebūtų taip kaip su Lukašo BMW, atvažiuoja čipuoti, čia viskas faina, o pas jį turbina neapui. Matot, pas jūs dūmina automobilis. Prieš techninę apžiūrą atvažiuojat, pasitikrinat dūmingumą. Praeis automobilis ar ne. Galimai, kad šie žmonės padės jums sutvarkyti tą visą dūmingumą ir galėsit sau ramiai važinėti. Nes kaip pavyzdys, žinau, mieste labai daug visokių betmenų dūmina juodai ir nichuja netraukia. Atvažiuokit, padarykit diagnostiką, įrašykit normalų čipą ir gazuokit į valias, o ne su savo kledarais, kurie nevažiuoja nifiga ir dūmina daug. Ir dar ką mes norėtume pasakyti, tai teik, arčiau. Dėka to, kad atsidaro dar vienas filialas, Galingas LT nori įteikti dar vieną jums dovaną. Jeigu jūs turite nečipuotą automobilį, rašykite komentaruose ką. Noriu chiptuning iš Galingas LT. Parašykite komentarus, kažkas laimės ir padarysim jums ir kompiuterinę diagnostiką, ir variklio programavimą. Tai va, tad jeigu turi tikrai nečipuotą, bet tvarkingą automobilį čia, kad nepiltų forsunkės, dirbtų normaliai turbiną ir taip toliau, parašykit. Noriu chiptuning iš Galingos LT, žurnaliuką Vačiava pridės dabar va, hoba, prideda kaip reikia parašyti ir vėl randomizerio būdu išrinksim nugalėtoją ir Galingas užčipos jums jūsų bolidą. Tai va, tokia draugai serija gavosi, rašykit į komentarus, noriu chiptuning iš Galingas LT ir laimėsit savo čipavimą jūsų bolidui. Vėl prasuksim ant stendo, nufilmuosim seriją. Svarbiausia, kad būtų tvarkingas automobilis. O mūsų подписчиkai по-любому važinėja su tvarkingais automobiliais, ne taip kaip Lukašas, jiem visada nesiseka. Все, погнали петаут, на. Келинта valanda, блядь, 6 vakaro, o mes dar net nepetavę.